3, 2, 1.
Aš manau, kad tai tokia ir turėtų būti vienybė šventė. Tai yra mėgėjų velomaratonas, reiškia būti drauge, mokytis būti drauge, keliauti, ne tik Pokemonų ieškoti, bet būti kartu. Nu, tai va čia. Tai esu be galo dėkingas organizatoriam už tokį gražų renginį ir kuo daugiau, tuo geriau. Tai aš taupiau ir dabar aš nusipirkau dviratį. Ir galiu pasakyti, kad pagaliau mano svajonė išsipildė. Aš galiu minti su šalmu per centrą. Vėjas pučia tik tai, žmonės važiuoja, visi mojuojasi, visi mane lenkia, o aš tik visiems linkiu sėkmės, sakau. Nu, žiauriai geras renginys, labai smagu, kai tiek daug žmonių, labai gerą mintį per centrą. Geriausia trasa, smagi kompanija, smagi daug žmonių ir įdomu tą savo rutiną tokią išbėgimo pereiti į kitą sporto šaką, tai iš tikrųjų patenkintas. Iš tikrųjų važiuodama su Benediktu kalbėjau, kad kažkaip jau kyla minčių, kad pagaliau reikia dviratį nusipirkti, nes smagu tikrai. Na, velomaratonas niekada nebūtų blogas. Velomaratonas visada yra pačios geriausios emocijos ir šie metai mes matome, kad tai yra rekordinis nuotaikos prasme, rekordinis gerąją prasme, mes turėjom tikrai labai mažai incidentų. Ir turėjome puikų orą. Manau, kad renginys tikrai puikiai pasisekė, puikiai pavyko, labai daug gerosios dalies lietuvių Lietuvos susirinko čia, tai yra socialiai aktyvūs žmonės, kuriem reikia kažko daugiau negu tik žiūrėti televizorių ir valgyti čipsus ir rašyti komentarus.